Sveiki, mes šiandien susirinkome, kad apklaustume žmonės, ką jie mano apie toleranciją, nes mes norime paminėti tolerancijos dieną, kuri vyks lapkričio 16 dieną. Taigi, gal užklauskime praeivių. Labą dieną. Labą dieną. Norim paklausti jūsų kelių klausimus. Žinote, kada vyksta tarptautinė tolerancijos diena? Ne. Ne. Gerai. Tai vyksta lapkričio 16 dieną. Tada kitas klausimas. Ką jūs manote apie toleranciją, kaip jūs ją suprantate? Kaip gal ją supranti? Aš visi tolerantiški. Nu ką, žinau. O pati esi tolerantiška? Stengiuosi. Atsiprašau, mes truputį jūs trukdysim. Norėtume paklausti, ar žinote, kada bus tolerancijos diena, kurią dieną? Oi, žinot, kad gal ir neatsimenu. Gerai, tada kokį nors kitą klausimą. Tarkim, kas yra tolerancija, kaip jūs manote? Tolerantiškas, reikia stengtis kiekvienam žmogui, kito žmogaus atžvilgiu būti tolerantiškam. Kas yra tolerancija? Tolerancija, aš moksliškai neatsakysiu, bet prisitaikymas prie žmogaus. Būti pagarbiai su juo, maloniai elgtis, priimti tokį, koks jis yra. Aš taip suprantu. Labai gerai. Ar jūs žinote, kada yra tolerancijos diena minima? Ne, bet žinau, kad egzistuoja. Taip, tarkim, lapkričio 16. Ok. Ir dabar norime paklausti jūsų, ką jūs manote apie toleranciją? Reikalingas dalykėlis. Reikalingas? Aišku. O jūs, tarkim, esate tolerantiškas žmogus? Aš laikau save tolerantišką. Iki tam tikrų ribų, kai nepažeidžiamos kitų žmonių teisės. Nes būna tolerancija veržias per kraštus ir tada jau nieko gero, jeigu per daug. O kaip manot, pas mus žmonės tolerantiški? Ne. Tai žinoma, kad ne. Ne? Tik 80% teigia, kad jie yra tolerantiški. Nu tai kiti 20 turbūt biški nustelbė, nes daužo nigerius. Kada vyksta tolerancijos diena? Net neįsivaizduojame, tiesą pasakius, nelabai to domimės. Kažkada metuose, man atrodo. Lapkričio 16. Beveik atspėjau. Beveik. Close enough. Gerai, toliau, kas yra tolerancija? Pakantumas. Neblogai jau. Dar. Suojais pakantumas. Gerai, pakantumas. Ar manote, kad tolerancija yra reikalinga mūsų visuomeniai? Ne, Kodėl? nes jinai dabar nuėjus per toli tiesiog išsigimus. Tarsi vietoj to, kad atsiprašau už netolerantiškus žodžius ir netaktą, bet tarsi vietoj to, kad visos seksualinės, tautinės ir kitokios mažumos, vietoj to, kad siektų lygių teisų su visais, jos siekia didesnių teisų visus. Lukai tave tiesiog iškirps. Gali per daug nesireikšti. O tarkim, jūs esate tolerantiški žmonės? Taip, visiškai. Kaip jūs tą toleranciją parodote kitiems? Tiesą sakant, jau 4 metai, kai aš leidžiu šitam žmogui mazintis prie manęs. Yes! Yes! Labas, Kačiuk, ar tu žinai, kas yra tolerancija? Ką? Ar jūs pažįstate toleranciją? Ar tu toleruoji tai? Nelabai. Tolerancija, tai kai koks nors žmogus yra kitokių pažiūrų nei tu, arba šiaip atrodo kitaip nei visi kiti. Ir tu, nežinau, reikia pagalvoti, kaip čia teisingai pasakius. Šitą iškirpsit, ne? Ar jūs esate tolerantiški žmonės? Jo, Kaip jūs tai parodote? tai va ir neparodau. Ta prasme, tolerancija, tai kai nebūtina sakyti visko, ką galvoji, jei tau ir nepatinka, tai tu tiesiog bandai tai priimti. O kaip manote, jinai reikalinga mūsų visuomenei tolerancija? Tai žinoma reikalinga. O jinai, tarkim, ne, Lietuvoje labai žmonės tolerantiški tarpusavyje. Nu, visokių žmonių yra šiaip Lietuvoje, tai yra ir labai netolerantiškų žmonių. Tarkim, 80% yra netolerantiški, o 20 tolerantiški. Galėtume taip sakyti? Ne, gal kokių 40 netolerantiški, o 60 tolerantiški. Gerai manote. Ar būtų galima jumis kelias minutės sutrukdyti? Nu, kokiu klausimu? Tolerancijos. Tolerancija. Gerai, šunų atžvilgiu. Šunų atžvilgių galima irgi. Ne, gerai, tvarkoj. Ar žinote, kas yra tolerancija? Tolerancija, tai man atrodo, žmogaus santykis yra su aplinka, su kitais žmonėmis, su gyvūnais gali būti, tiesiog su aplinka santykis. Ar Manau, jūs taip. manote, ar visuomenė reikia to? Manau, kad taip. Ar visuomenė tai daro?
Manau, kad visuomenė tik mokosi tą daryti. Galbūt kai kurie, nes iš tikrųjų dalis visuomenė, aš taip manau, kad dalis visuomenė, bet iš tikrųjų visuomenė tai yra pas mus gana pikta, iš tikrųjų žmonės mėgsta skustis, tai nežinau, jie gal tiesiog pamiršta, kad galima ir kitaip pažiūrėti į kai kurias problemas. O kaip manote, kam reikalinga tolerancija? Kam reikalinga? Žmonių santykiam, kad mes galėtume mylėti, gerbti ir būti kartu visi gražiai, be pykčio, be barnių ir visų kitų dalykų. Ar žinote, kas yra tolerancija? Žinau kažkiek tai. Žmonės būna tolerantiški. Jūs dabar mane sustabdė tolerantiškai. Taip. Kažkas panašaus. Ar jūs esate tolerantiškas? Tam tikrais atvejais. O kaip jūs tai išreikštumėte? Parodote, tarkim, kitų žmonių būryje. Kaip su manim tolerantiškai elgiasi, taip ir aš tolerantiškai elgiuosi. Supratama. Ar žinote, kada yra tarptautinė tolerancijos diena? Nežinojau. Lapkričio 16 dieną. O, įdomu. Žinosiu dabar. Kas yra tolerancija pagal jūs? Tolerancija. Kito nuomonės gerbimas, pripažinimas kito kaip asmenybės ir supratimas. Jūs esate tolerantiškas žmogus? Manau, kad taip, stengiuosi būti. Kaip jūs tai parodote? Tarpusavyje? Tarpusavyje, bendraujant su mokiniais, su kitais žmonėm, gerbiant kito nuomonę, išklausant, stengiantis suprasti, ką jisai nori pasakyti. Kaip manote, ar tolerancijos yra daug? Manau, kad tolerancijos niekada nebus per daug. O mūsų mokykla, kaip jums atrodo, visi elgiasi tolerantiškai? Visą laiką pasitaiko išimčių. Bet jeigu stengsimės būti tolerantiškesni, tai nuo to nieko blogiau nebus. Ar jūs žinote, kad yra tarptautinė tolerancijos diena? Taip, lapkričio 16. Ačiū. Gerai, toliau. Kas yra tolerancija? Tolerancija. Tai vienas kito supratimas. Tarpusavio santykiai. Tarpusavio santykiai. Jūs esate tolerantiškas žmogus? Manyčiau. Kaip jūs tai parodote? Savo elgesiu gal, savo pažiūromis. Šitas žmogus nori pasakyti, kas yra tolerancija. Tolerancija, pakantumas visokiem įvairiam žmonėm. Taip. Ir ar jūs esate tolerantiškas žmogus? Pakankamai beveik viskam. Gerai, taigi ir paleisim. Ačiū. Ar žinote, kad yra tarptautinė tolerancijos diena? Žinau, kad yra. Kada? Žinokit, užmiršau. Lapkričio 16. Aha, artėja. Taip, artėja, labai artėja. Greitai. Tai gerai, toliau. Kas yra tolerancija? Tai yra supratimas, tiesiog supratimas kitų. Tolerancija, kaip dar paaiškinti, supratimas, tai. Ar jūs esate tolerantiškas? Taip. Kaip jūs tai parodote visuomeniai? Kaip jūs tai išreiškite? Na, tarkim, viešajame transporte užleidžiu vietas kitiems, tai tikrai reikia daryti. Vyresniems, tarkim, bet tolerancija tai reikia su kitais maloniai elgtis. Tarkim, jeigu kitokių pakraipų ir taip toliau, tai pritarti tiesiog, tai ką, nepakeisi žmogaus. Ar jūs matote, kad mūsų mokykloje yra tolerantiškų žmonių? Taip yra. O mažuma ar dauguma? Manyčiau mažuma. Ir norėjome paklausti, ar jūs žinote, kas yra tolerancija? Nu, turėčiau žinoti šiaip jau. Pagal savo dėstomus dalykus turėčiau žinoti. Tai yra pakanta kitokiam. Tai yra toleravimas kitokių rasių, tautų, įsitikinimų, socialinio sluoksnio žmonių. Ar jūs esate tolerantiška? Taip, manau, kad taip. Myliu visus mokinius. Man visai vis tiek gražus, negražus, turtingas, neturtingas, gabus, negabus. Ir kaip manote, mūsų visuomenė Lietuvoje, Kaune, yra daug tolerantiškų žmonių? Nu, ko gero taip. Nu, galva taip per vidurį, nes kiek teko skaityti, tai tarkim, užsieniečių kai kas netoleruoja, tų musulmonų, tarkim, arabų, kurie atvažiuoja iš Pakistano ir taip toliau, daugelis netoleruoja. Nors jie visi iš tikrųjų yra iš inteligentiškų šeimų, juk po tokie visiškai žemo socialinio sluoksnio čia neatvažiuoja, nes vis dėlto tos studijos yra brangios Lietuvoje ir čia atvažiuoja žmonės pakankamai kultūringi. Norėjau dar paklausti, kaip mūsų mokykla, tarkim, jūs manote, yra tolerantiški mokiniai tarpusavyje, su mokytojais? Tarpusavyje visko yra, bent jau pradžioj, tikrai kai įstoja, tai visko būna. O po to jie kažkaip keičiasi. O kaip manote, mokytojai tarpusavyje yra tolerantiški vienas su kitu? Nu,
irgi vidutiniškai, kaip ir viso Lietuvoje. O kiti, pavyzdžiui, mokytojai, jeigu jūs pastebėt mokykloje, ar yra tolerantiški su mokiniais? Manau, kad taip. Manau, kad visi myli įvairius mokymus, kaip sakiau, ir gabius, ir negabius. Ačiū Jums labai. Tai gal to ir baigsime šiandien mūsų apklausą. Sutikom iš tikrųjų šiandien labai daug įdomių žmonių, ne tik kad mokytojai išreiškė savo nuomonę, parodinėmi net veiksmais, kaip elgtis tolerantiškai ir ne. Buvom vienų mokytojų labai sužavėti, kitų mokytojų nelabai. Taip pat apklausėme ir kito mokyklos personalo, kaip virėjų mūsų gabiųjų laboratorijoje, mūsų rūbininkės, bibliotekininkės ir mūsų mokinių. Praeinančių gatvėje žmonių, kurie dažnai vaikšto Vilniaus gatvę ir jie tikrai pakankamai buvo malonu. Ir mes įsitikinome, kad pas mus tolerantiškų žmonių yra 50 ant 50, kaip sakoma. 50 tolerantiškų žmonių ir 50 ne, procentais kalbant. Tai gerai. Ačiū. Ačiū už dėmesį. Ate.